Labas rytas, bažnyčia, malonu čia būti. Pirmą kartą Kaune, ne Kaune pirmą kartą. Kaune esu daug kartų buvęs, šitoj bendruomenėje pirmą kartą. Graudinuosi kažkodėl, negaliu pasakyti, kodėl tiksliai, dėl to šiaip, kad esu jautrus žmogus, bet viena iš giesmių man priminė tokį vieną dalyką. Jėzaus savo meilę tau gėdu ir taip toliau aš pats negėduosiu, nes jūs tikrai to nenorėtumėte girdėti. Bet šita giesmė man priminė tokį dalyką, kad prieš 20 metų, jeigu gali to patikėti, aš žinau, kad atrodo, kad man yra 18, bet taip nėra. Prieš 20 metų buvau Klaipėdoje LCC tarptautinio universiteto vasaros kursuose, anglų kalbos vasaros kursuose, ir kadangi tai yra krikščioniškas universitetas, kur man po to teko ir studijuoti, ir dirbti dar, bet man buvo 16 metų, aš iš mažykių vyrukas toks atvažiavęs į tos anglų kalbos kursus, bet atviras dvasiniams dalykams, aš nebuvau niekada ateistas, tai mane domino tie krikščioniški visokie reikalai, bet evangelinės tokios pakraipos aš nebuvau nei susidūręs, nei ką, kaip čia kai kurie jaunuoliai buvo, arba išėjo, neaugau aš taip, aš nežinau, ką tas reiškia, nemačiau. Ir LCC kažkokią tokią atmosferą sukūrė dėl to, kad vis tiek amerikietiškas universitetas, tokios evangelinės krypties. Ir būdavo šlovinimo vakarai, būdavo pamaldos panašios, kaip čia dabar vyksta. Ir aš atsimenu vienam iš tų šlovinimo vakarų, būtent ta giesmė man kažkaip įstrigo prieš 20 metų, kad Jėzus savo meilę tau gėdu. Gal dėl to aš graudinuosi, aš nežinau, bet prisiminiau šitą dalyką, kad taip labai konkrečiai prieš 20 metų kažkas tokio pradėjo vykti mano gyvenime. Ir anksčiau, aišku, vyko, bet tokie, sakykime, raktiniai momentai ir vienas iš tų buvo prieš 20 metų ten LCC tarptautinio universiteto stovyklai. Kitas dalykas, kur ten įvyko, yra tai, kad aš ten gavau savo pirmą Bibliją. Man padovanojo viena iš universiteto darbuotojų Bibliją ir, kaip atsimenu, dabar mes einam iš universiteto į tada bendrabutį, dabar jau viskas yra kitaip, viskas yra vienoje vietoje, bet tada mes ėjom, ten reikėjo gal pusvalandį eiti, 35 minutės iki bendrabučio, mes einam ir su viena moterim ten kalbamės. Jis irgi amerikietė, dar dabar tebe dirbo universitete šitam ir kažkaip pradėjom kalbėti apie Dievą, apie kažkokius ten tokius dalykus ir jinai sako, jeigu tu nori skaityti Bibliją, aš tau galiu padovanoti. Aš niekada neturėjęs Biblijos rankose, nežinau, ką tas reiškia, namuose nebuvo. Ir jinai davė tokias dvi, panašaus tokio formato kaip šita, angliškas, ir viena buvo, abidvi buvo dėžutėse. Biblija dėžutėj, tokia kaip dovana tikriausiai duoti kažkam. Ir viena buvo su čia sidabriniais krašteliais, kita buvo su auksiniais krašteliais. Sako, kurios nori. Aš nesu labai išdidus, aš kuklus esu žmogus, išimsiu su sidabriniais krašteliais. Tai šitą paėmiau, bet sakė, su viena sąlyga. Aš tau dovanoju tą Bibliją, su viena sąlyga, jeigu skaitysi. Reikia skaityti tada. Sakau, gerai, paimsiu. Paėmiau, aš tą Bibliją, parsivežiau namo, sėdžiu pas tėvus, kažkur ant lovos skaitau. Niekas nemokė manęs, kaip reikia skaityti Biblijos, atsiverčiau, kaip priklauso, pradžios knygą. Skaitau, perskaičiau pusantro lapo, nieko nesuprantu, padėjau šoną. Po to, po 10 metų, man jau 26 metai, aš esu, ne šią akimirką, kaip matot, bet tada, va čia pasakojimas toks, įsijauskit tą pasakojimą, už 35 km nuo, atsiprašau, blogai kirčiuoju, kilometrų, mes Kaune vis dėlto esame, lituanistikos židinys, tai už 35 km esu Prienuose, nedideliam tokia miestelė, čia praktiškai Kauno priemiestis dabar gaunasi, bet ten esu, žaidžiu krepšinį. Po visokių turbulencijų savo gyvenime, po ieškojimų, ten visokiausių reikalų, tiesiog atsiduriu Prienuose, taip jau atsitinka ir ten pradedu rimčiau skaityti Bibliją. Ir tą pačią Bibliją, kurią gavau tada prieš 10 metų, nusivežu ten į Prienus. Žaidžiu aš tą krepšinį, jau po traumų visokių, aš jau žaidžiau krepšinį, gavau traumas, po to mečiau krepšinį, po to vėl grįžau, bet ne dėl krepšinio grįžau, taip gavosi, kad egzistencinė gyvenimo krizė, nesuprantu, kam esu, kur esu, ką aš turiu daryti, viską metu, merginą, darbą, universitetą pabaigiau galiausiai. Po tų visų krepšinių reikalų ir išvažiuoju į Prienus. Ten skaitau ir negaliu sakyti, kad irgi ką nors labai suprantu, bet jau turiu kažkokios pagalbos. Vilniui, tokia organizacija Agapė, kurioje man po to teko dirbti, jie mane ten pakuruoja, su Džefu, amerikiečių misionieriams susitikinėjom, kalbamės apie tikėjimą jau iki išvažiavimo į Prienus, po to dar atsiranda toksai bredas amerikietis, mes su juo kalbamės per nuotolį, jis į sporto kapelionas, apie visokius irgi klausimus susijusius su tikėjimu ir ten įvyksta mano atsivertimas. Prienus, lygiai prieš 10 metų rugsėjo spalio mėnesis. Aš dabar žiūriu, spalio yra kelinta, 12. Tai spalio 15, jeigu aš gerai atsimenu, nutraukėm sutartį su Prienais, nes man iš naujo atsinaujino trauma ta pati, kuri buvo prieš tai stuburą išvaržą aš turėjau, po to dar visokių traumų buvo, bet tada aš jau buvau laimingas žmogus, nepaisantų visų traumų, nes kažkaip Jėzus mane pagavo. Tai prieš 10 metų, skaitant šventąjį raštą, visokių žmonių įtaka man, įvyksta atsivertimas. Dabar 10 metų praeina, beveik lygiai 10 metų iki čia, jau aš nebe tą Bibliją
turiu atsinešęs jau lietuvišką, nors tai irgi dar kažkur yra namie. Ir kaip tada nesupratau prieš 20 metų nieko, kas yra parašyta, taip dabar apsimetu, kad ką nors suprantu. Nes negaliu sakyti irgi, kad labai daug suprantu, bet suprantu kažkiek, galbūt, kiek man leidžia viešpats, kad galėčiau aš juo tikėti ir pasitikėti. Bet tai šiandien, kai aš čia stoviu, neturintis nei daug patirties, nei dar kažkaip, marškinius tokius pusėtinus atradęs kažkokius, tai aš su jumis bandau dalintis kažkuo, kas man įkrenta kažkaip į širdį, kažkiek, kaip man teko panagrinėti, pasiaiškinti, pasidomėti ir viltis, kad toj kelioniai kartu, kažkaip aš nėra taip, kad įstočiau jums aiškinu dabar viską ir viską suprantu. Tiesiog taip jau atsitinka, kad aš stoviu čia ir mes visi dabar žiūrime tekstą ir tiesiog tas tekstas yra daugiau mano rankose negu jūsų ir bandom kažką sužinoti ir suprasti, ką viešpats mums nori pasakyti. Tai aš taip bandau įsivaizduoti šitą visą situaciją, negu labiau taip, kad aš jums čia išmokysiu toj pat kažką. Nes gali būti, ne tik, kad gali būti, bet tikrai yra taip, kad daugumą iš jūsų galėtumėt mane labiau pamokyti, negu kad aš jūs ko nors. Bet taip jau dabar yra, kad jūsų bendruomenė keliauja per Jono Evangeliją. Buvo prieš tai jau 2 pamokslai, teisingai, nuo pirmos skyriaus eilutės iki 18 eilutės. Ir antrąjį pamokslą teko mums dabar paklausyti čia važiuojant automobiliu iki čia, kad aš susigaudyčiau, ką pastorius Gabrielius prieš tai sakė. Ir įdomu yra tai, kad jis pradėjo praktiškai nuo to, ką ir aš norėjau pasakyti jums šiandien. Tai Jono Evangelijos 20 skyriui, lyg tai 31 eilutė, tai mes ją atsiversim ir pažiūrėsim, yra parašyta, kodėl šita knyga yra mums perduota. Ko Jonas, Evangelijos autorius ir apie autorystę jūs irgi prieš tai kalbėjot, norėjo mums pasakyti. Šita Evangelija yra surašyta todėl. Tai parašyta 30 eilutėje, 20 skyriaus. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Ne visą laiką tai mums pasiseka, kad autorius pasako tiksliai, ką jisai nori šito padaryti. Lukas irgi kažką pradžioje pasako, ką jisai nori šitą Evangeliją savo to pasakojimu padaryti. Jonas taip pat mums pasako, tik jis jau į pačią pabaigą. Jisai sako, kad šitie dalykai yra parašyti tam, kad mes tikėtumėme Jėzų ir turėtumėm gyvenimą per jo vardą. Dabar tas vėl. Vardas dalykas, mes galėsime apie tai šiek tiek daugiau pakalbėti, ką tas reiškia. Ar dėl to, kad Jėzus pats tas vardas mums duoda gyvenimą, šitos kelios raidės, nes mes maldas užbaigiam Jėzaus vardu. Ir dažnai jaučiamės kaip magišką formulę, kokio kartotam. Turim pasakyti, ir jeigu nepasakym Jėzaus vardu, galbūt neužsiskaitys. Bet vardas ne visai tą reiškia, ne, šventajame rašte. Tai apie tai galėsim truputį pasikalbėti. Bet mums čia yra pasakoma, kodėl šitai yra parašyta. Mums yra parašyta tai todėl, kad mes patikėtumėm tuo, kas Jėzus yra. Liudijimų apie jį, kitų ir jo paties liudijimų apie jį. Dabar, kodėl mums reikėtų jo tikėti? Nes daug kas gali mums sakyti, patikėk manimi, arba va štai reikėtų šito dalykų tikėti. Bet kodėl? Ką mums reikia šito dalykų tikėti? Ir pačioj pabaigoje, Jono Evangelijos 21 skyriui, yra parašyta taip. Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Yra dar daug dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Tai iš to 20 skyriaus pabaigos ir iš 21 skyriaus pabaigos mes gaunam 2 dalykus tokius, kodėl mums reikėtų pasitikėti to, kas čia yra parašyta. Tai mums sako tas, kuris šitos dalykus matė ir patyrė, ir jisai pats patikėjo. Ir B, Jėzus padarė daugel ženklų. Mes dažnai vartojam šitą žodį stebuklai, bet stebuklas, ta šventojo rašto prasme Naujojo testamento yra ženklas, kuris nurodo į kažkokią didesnę realybę. Stebuklas nėra reikalingas dėl paties kažkokio to įvykio, bet jisai apreiškia mums kažką daugiau, jis nurodo kažką daugiau. Ir mes turim susikoncentruoti ne ties juo, bet ties tuo, į ką tas stebuklas veda, tas ženklas veda. Taip pat, jeigu aš bandyčiau dabar, aš iš Ukmergės rajono atvažiavau su šeima, bet aš iš Kilimą su iš Mažeikių. Taip jau atsitiko, kad gyvenam Ukmergės rajone kaime. Jeigu aš bandau važiuoti į Kauną ir matau ženklą, Kaunas ten tiek ir tiek kilometrų, ten yra 85, man atrodo, nuo mūsų daugmaž, ir aš žiūriu į tą ženklą ir sustoju prie to ženklo ir laukiu, kol tas Kaunas pas mane ateis, kol skaičiai baigsis. Mažai man iš to bus naudos. Aš turiu sekti ženklą, kad jis mane nuvestų į mano galutinį tikslą. Tai šitie ženklai, kurie čia yra sudėti, jie yra mums ne tam, kad mes galėtume, kaip faina, žiūrėkit, kiek Jėzus padarė stebuklų. Bet tie stebuklai byloja kažką daugiau apie tai,
kas Dievas yra. Tai mes truputį pabandysim pažiūrėti šiandien į Evangelijos pagal Joną pirmą skyrių nuo 19 eilutės, kur jūs pabaigėt, iki 34. Bet prieš tai pasimeldžiam, kad labai nenugribautumėm. Viešpatie, mes dėkojam tau, kad tu padovanoji mums savo sūnų Jėzų Kristų, per kurį mes galim turėti gyvenimą ir tikim, kad jį turim. Dėkojam tau už šventąją dvasią, kurią tu Jėzų atsiuntei, kuri veda mus į tiesos pilnatvę. Išpažįstam savo ribotumą, išpažįstam savo sugėdimą ir nesupratimą ir vilėmės tavo malonę, kad tu mums apreikši, prakalbėsi, pasakysi tai, ką mums reikia išgirsti šiandien. Duok mums visiems ausis klausyti, tyra širdis, kurios galėtų priimti tavo žodžių sėklą ir galiausiai duotų vaisių, kad nepavoktų priešas tų sodinamų sėklų mūsų širdis, kad neužgoštų visokie gyvenimo rūpesčiai, bet kad mes, pažinę tave, norėtumėm toliau puoselėti ir auginti tą pažinimą, vis keldami akis į tave, melsdami ir prašydami, kad tu mus vestum kiekvieną dieną. Ir to šiandien ir prašom. Meldžiu Viešpatie, kad tu pateptum mano lūpas, širdį ir protą, kad nenuklyščiau nei kairę, nei dešinę, bet jeigu taip atsitiks, kad neleistum tiems, kurie klauso, būti suklaidintiems. Bet Viešpatie, tyrink mūsų širdis ir švarink mūsų protus, kad mes nuolankiai atėję pas tave norėtumėm vis giliau ir giliau tave pažinti, tave meilės santykėje gyventi ir skleistis, džiaugdamiesi ir pasakodami apie tave kitiems. Dėkojom ir meldžiam per Jėzų Kristų. Amen. Tai paskaitom dabar vieną gabaliuką, po to paskaitysim kitą gabaliuką ir pabandysim šiek tiek pažiūrėti į tai, kas čia dabar vyksta. Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius nuo 19 eilutės. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi. Jis prisipažino nesigindamas, jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė ne. Tada jie tęsė, tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mūsų siuntė. Ką sakai apie save? Jis tarė, aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiųstieji buvo iš fariziejų, jie dar įklausinėjo, kam tu krikštyji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas. Jonas jiems atsakė, aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, jam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Tai atsitiko Betanijoje už Jordanėje, kur Jonas krikštijo. Evangelija pagal Joną prasideda iš labai labai toli. Šiaip čia yra mano mėgstamiausia Kalėdų istorija, jeigu per Kalėdas reikia skaityti, tai labiau apie šitą aš mėgstu skaityti, negu kad Jėzus iš karto gimimas tame urve ar tvarte, kaip mums yra įvardinta, bet iš labai toli. Ne? Ir toks kosminis įvaizdis, kas yra Jėzus, iš karto kalba Jonas apie jo identitetą. Šiaip yra kas dabar įdomu. Jūs esat pastebėję tikriausiai, kad Jono Evangelija skiriasi kiek nuo kitų trijų. Pagal Matą, pagal Morkų ir pagal Luką. Ir dažnai tos trys kitos Evangelijos, esate girdėję tikriausiai tą žodį, vadinamas yra sinoptinėmis. Tai reiškia, kad jie žiūri daugmaž panašiai. Žiūrėti kartu šitą žodis reiškia. O šita skiriasi. Dabar, kodėl jinai skiriasi? Ir yra visokių interpretacijų ir skeptikai dažnai tada sako, žiūrėkit, šitą yra daug čia prigalvota, nes čia akivaizdžiai Jėzus dievystė labiau yra pabrėžta, nors tada kiti krikščionių mąstytojai sako, žiūrėkit, ne visai taip yra, nes ir kitose Evangelijose yra pabrėžiama Jėzaus dievystė, bet reikia žinoti, kaip skaityti tai dėl to, kad reikia įsijausti į pirmo amžiaus žydo mąstymą, tada tu suprasi, o ne dabar kaip mes žiūrėtumėm, nes yra labai labai daug nuorodų. Ten, pavyzdžiui, kitose Evangelijose Jėzus daro tai, ką Jahve daro, jisai suvaldo chaotiškus vandenis, jisai atleidžia nuodėmes ir taip toliau. Tai jisai atlieka tos veiksmus, kuriuos Jahve daro ir jisai kalba taip, kaip kalba Jahve. Bet čia atrodo jau viskas yra dar kažkaip aiškiau, dar aiškiau mūsų, bent jau akimis taip atrodytų.
Viena iš priežasčių, kodėl taip dabar yra, nes Jonas yra savitas autorius, kuris pasirenka tam tikrą kampą kalbėti apie tos pačius įvykius. Ir jeigu jūs, irgi 4 žmonių paklaustumėt apie tą patį įvykį, 4 skirtingi žmonės jums papasakotų skirtingai apie tą patį įvykį, nors įvykis yra tas pats. Kažkokius dalykus pabrėžtų, kažkurios praleistų ir taip toliau. Tai čia yra absoliučiai normalu. Bet ką aš noriu atkreipti dabar dėmesį. Toks daktaras Timas Mekiai, Bible Project kūrėjas, jisai sako, kad jo studija įvairių kitų autorių leidžia manyti, prie tokios išvados, vienas iš Jono išskirtinumų, kodėl Jonas yra išskirtinis toks, yra tai dėl to, kad jisai labai ilgai pragyveno, skirtingai negu kiti Jėzus mokiniai. Jisai mirė jau būdamas senu žmogumi, jisai nebuvo nukankintas. Kitaip tariant, jisai turėjo nemažai laiko pamastyti apie tos įvykius, kurie įvyko. Jisai tiesiog daugiau laiko praleido jau gyvendamas toje Jėzaus bendruomenėje, Jėzaus sąjūdyje, kuris prasidėjo po Jėzaus mirties ir po to prisikėlimo jo. Ir tada tos kitos evangelijos yra parašytos kiek anksčiau. O jo yra parašyta kiek vėliau. Paprastas toks dalykas reiškia, kad jis turėjo tiesiog ženkliai daugiau laiko pamastyti ir ne tik pamastyti, bet jisai matė tam tikrus įvykius, kaip Jėzaus bendruomenė jau gyvena ilgesnį laiką. Ir tada, tie mąstytojai sako, žiūrėkit, mes pamatom iš to teksto, kad čia atsispindi jau toks laiko sugromuluotas labiau požiūris. Įvykiai yra tie patys, bet perspektyva jau yra kiek kita dėl to, kad praėjo daugiau laiko ir galima, mes irgi žiūrėdami į savo gyvenimą, pavyzdžiui, dabar, kur pasakoju įvykius prieš 20 metų buvusius, kai aš pasakoju apie juos prieš būčiau pasakojęs apie juos prieš 10 metų, tai šiek tiek vienai pasakočiau, dabar jau pasakoju kiek kitaip, pabrėždamas tai, kas man atrodo svarbu, dėl to, kad jau praėjo daugiau laiko ir aš esu tos įvykius apmąstęs kiek geriau. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl ta kalba mums gali atrodyti kitokia. Bet Jono evangelija yra įspūdinga ir įspūdinga yra dėl daugelio priežasčių, bet mes dabar apie tai tikriausiai mažiau kalbėsim, eisim prie to, kas yra konkrečiai parašyta. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi. Dabar kokia čia yra situacija? Kodėl atsiuntė kažką paklausti tie Izraelio lyderiai apie Joną savo grupės tos narių žmonės? Kodėl? Dėl to, kad Jonas jau darė tam tikrą įtaką, buvo subruzdimas, jisai buvo pakankamai svarbus žmogus, kad jį reikėtų atkreipti dėmesį. Čia yra viena priežastis. Jonas nebuvo šiaip kažkoksai tik ten apsirengęs kupranugario vilnom ir valgantis kėrius laukuose, keistuolis. Jisai traukė labai žmonės. Pas jį žmonės ėjo, išpažino nuodėmes, krikštijosi, atgailaudami ir keisdami savo mąstymą ir keisdami savo kelius. Vyksta didelis jau sambrūzdis. Interneto nėra, Facebooko nėra, TikToko nėra, nieko nėra, kaip dabar sužinoti, bet šita žinia yra tokia didelė, kad jinai jau pasiekė Izraelio lyderius ir išeina oficiali delegacija, taip galėtum galvoti, kuri turi įsiaiškinti, kas čia dabar per reikalas vyksta. Tai vienas dalykas yra jau Jono pati asmenybė ir tie dideli įvykiai, kurie vyksta Izraelio žemėje. Kitas dalykas yra, kad 1 amžiaus Izraelyje, pagal mūsų dabar jau tą skaičiavimą, 1 amžiaus yra dideli mesijiniai lūkesčiai. Žydai laukia, kada jau ateis tas, kuris išvaduos Izraelį, kuris bus tas jų politinis lyderis, karalius ir taip toliau. Yra didelis lūkestis. Dėl to, kad kažkas pasirodo, jau jisai pasirodo į tokią terpę, kuri yra prisirpusi kažką iš to pasiimti. Jau yra tam tikras lūkestis. Ir Jėzus ateina tuo laiku, kai tas lūkestis vyksta. Ne vienintelis Jėzus buvo tas, kuris teigia, kad jis yra kažkas toks ypatingesnis. Bet dabar yra įdomu, kai mes žiūrim į Joną, ką jisai tada apie save teigia. Pirmiausia, jisai ne kažką teigia, kad jis yra kažkas, o jisai paneigia tam tikrų žmonių vertinimą. Atėję tie žydai, vėlgi žodis žydai, šitoje evangelijoje jisai čia paminimas yra 1 kartą ir po to bus minimas daug kartų, bet jisai nurodo ne šiaip į visą žydų tautą, dėl to, kad pats Jėzus buvo žydas. O čia kartais žydai yra vartojami kaip neigiama konotacija, tokiu neigiamu požiūriu, bet ne visą laiką. Kitur yra parašyta, pavyzdžiui, kad išgelbėjimas yra iš žydų. Tai yra ir teigiamai, ir neigiamai. Tai yra vertinama, tas neigiamas toks vertinimas dažniausiai yra nurodoma į tam tikrą grupę Izraelio mokytojų, kurie persekiojo Jėzus mokinius ir taip toliau. Tai yra tam tikra grupė žmonių, religiniai Izraelio lyderiai, kurie oponavo Jėzui. Tai žydai neapima visos Izraelio tautos šitame kontekste. Gerai. Jie ateina ir klausia, suradę tą Joną, sako, kas tu esi. Ir čia 2 kartus parašyta, kad jis prisipažino. Jis 2 kartus prisipažino nesigindamas, kad aš nesu Mesijas. Jo klausia, kas tu esi, jau jis sako, kas jis nėra. Jis tikriausiai įtaria, ką jie galvoja apie jį ir jis nori
aiškiai išsakyti, kad žiūrėkit, aš nesu tai, kas jūs galvojat, aš nesu Mesijas. Tada jie vis dėlto nenustojo, nes ne tik Mesijas turėjo ateiti, yra dar visokių tokių Senajame testamente veikėjų, kurie galėjo pasirodyti prieš tą viešpatės dieną, prieš tą didįjį tokį pasikeitimą lūžį. Tai sako, tai kasgi tu, gal tu esi Elijas? Jis sako, irgi ne. Tai gal tu esi pranašas. Ir čia yra nuorodas irgi, į Malachijo pranašystę, pakartoto įstatymo knygą, po to, ką Jonas sako iš Izaijo knygos, čia yra nuorodos į tuos senosius tekstus, kuriuos mes irgi turėtum skaityti ir žiūrėti, jeigu turim daugiau laiko, kad mes galėtum geriau suprasti, kodėl čia jie klausia apie tą Eliją, kodėl jie čia klausia apie pranašą, apie kokį pranašą. Kitaip tariant, buvo toksai lūkestis susiformavęs, kad Elijas turėtų pasirodyti prieš tą Mesijų ateimą, kažkokiu būdu, nes Elijas buvo paimtas. Į dangų jisai nebuvo, jis nenumirė, kaip įprastai. Žmonės miršta, jisai buvo paimtas ir kad jisai kažkokiu būdu gali sugrįžti ir po to tiesti viešpačiui takus. Pranašas irgi tokia panaši tokia figūra. Ir tada įklausia, tai gerai, jis 3 kartus pasako, kas jis nėra. Tie 3 kartai irgi. Mes jeigu turim tokius skaičius kaip 3, 7, mes visą laiką galim jau turėti savo galvose, kad kažkas čia gali būti svarbaus dėl to, kad to žydų raštijoje šitie skaičiai yra svarbus. Žinom, kad po to Petras išsigina 3 kartus Jėzaus, po to Jėzus 3 kartus klausė jo, ar tu mane myli ir taip toliau. Tas 3 nebūtinai yra kažkoks toks atsitiktinis skaičius, kuris čia dabar atsiranda, bet reikėtų jų daugiau nagrinėti. Tai kai jie gauna 3 kartus neiginį pasakymą, žiūrėk, aš nesu Mesijas, aš nesu Elijas, aš nesu tas pranašas, sako, tai kasgi tu esi? Mes kažką turim pasakyti, parėję. Mes negalime pasakyti, žiūrėk, jis nėra tas, tai ko tai žmonės prie jo eina? Tada gal to žmonės reikia stabdyti, nu kas čia dabar yra, ne? O tie irgi mes dažnai galvojam apie fariziejus, kaip jie tiesiog yra blogiečiai kažkokie. Nebūtinai jie yra blogiečiai. Buvo tarp jų ir nebūtinai blogiečių, buvo tarp jų ir, ką mes pavadintam, geriečiais, bet jie yra tie žmonės, kurie studijuodami hebrajų šventosius raštus, jie įgavo autoritetą visuomeniai. Tai jie ne šiaip savo įgavo tą autoritetą. Reikalas yra tas, kad galiausiai tas autoritetas, galbūt ta valdžia, dar kiti dalykai šiek tiek korumpavo tas jų širdis ir jie nebepastebėjo tai, kas yra svarbiausia. Bet jie nėra taip, kad jie iš principo yra kažkuo visą laiką blogi. Ne, jie irgi, galbūt mes nežinom tos motyvacijos, mes šiandien nematom, ar jie ateina iš tikrųjų išsiaiškinti, nes po to, kai Jėzaus klausinėja, tai mes matom, kad jie ne iki galo iš tikrųjų nori sužinoti. Tas širdies nuostata yra kitokia. Jie klausinėja, po to bando prigauti kažkaip žodžius ir galiausiai jisai tų pačių religinių lyderių pastangomis yra atiduodamas į tą tokią civilinę tvarką būti nuteistas romėnų. Tai mes šiandien žinom šitos tiksliai motyvacijos, bet jie klausia, tai ką mums dabar reikėtų pasakyti, kas tu toks esi. Ir tada man tai šitai eilutė skamba pakankamai taip keistai, bet keistai ne iš to, kad čia neįmanoma tai būtų, bet kad Jonas tarsi toksai esantis kuklus, jisai sako, aš nesu nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas, bet po to, kai paklausti, kas tu esi, jisai savo pritaiko pranašystę iš Izaijo, kuris dabar mūsų galėtų tai padaryti, kad apie mane čia yra kalbama. Bet reikalas yra toks, kad mes kitose evangelijose ir po to čia pabaigoje šito gabaliuko skaitome tai, kad Dievas jam apreiškė kažką, kad Dievas jam kažką pasakė. Reiškia, jis turėjo kažkokį tą susidūrimą, susitikimą su Dievu, kuris davė jam tokį užtikrintumą, kad jis vis dėlto eina veikdamas ne vien tik tais savo asmeniu ir savo jėgomis, bet jis kažkokią sąsają ir tasą turi su tuo, kas turėjo vykti Izraelyje. Po to Jėzus pasako, kad Jonas yra didžiausias iš pranašų. Mūsų irgi tokiu dabar supratimu ir retrospektyviai žiūrint, Jonas yra paskutinis iš pranašų, tokio tipo biblinių pranašų serijos. Jis yra paskutinis. Po to Jėzus, jisai yra vadinamas pranašu, bet jis yra tas toks tobulasis, galutinis pranašas. Galutinis tobulasis pranašas, galutinis tobulasis kunigas ir taip toliau. Ir karalius. Tai 3 tokios tarnystės Jėzus. Ne pranašas, karalius ir, kas aš dar sakiau, kunigas. Gerai, esate įsitraukę. Tai šitie 3 dalykai. Čia aš įsisukau taip, nes pamiršau, bet po to apsimečiau, kad čia norėjau patikrinti. Gerai. Tai Jonas yra paskutinis iš tų pranašų serijos. Jėzus sako, kad jis yra didžiausias iš tų pranašų ir taip toliau. Bet Jonas, matyt, turėdamas tą tokį dievišką apreiškimą, jisai pasako, pritaiko tą senovinę pranašystę savo. Ir jisai sako, aš esu tyrusi šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Dabar tas taisykite kelią, čia nežinau, Kaune daug visokių taisymų vyksta kelių, ne, galvotam, gal daug dievė viešpačiui kažkaip taiso, ne, ir ateini pas tą statybininką, sakai, kur asfaltą klosi, ką čia darai, aš taisau viešpačiui kelią, žinai. Ir esu tyrusi šaukiančiojo balsas, kad mašinas nevažiuotų, bet jis vis tiek važiuoja. Tai, bet
ta vieta, ne ta vietovė, jinai yra ir kalvota, ir taip toliau nėra taip paprasta visur praeiti, tai mes galime įsivaizduoti tokį vaizdinį, kad reikia ištiesinti tas kalvas, nulyginti, viską nulyginti tam, kad galėtų ateiti tas, kuris yra pasirengęs ir pasiruošęs ateiti. Toliau, kitam tame gabaliuke yra rašoma taip, jie dar jį klausinėjo, tai kamgi tu krikšti, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas. Dabar krikštas. Įeina į šitą visą sampratą krikštas, aš nepradėsiu mokyti ar aiškinti apie krikštą nieko, bet tiesiog man kilo iškart pirmas klausimas. Gerai, Jonas Krikštytojas krikštyje. Ar prieš tai tada žydai krikštydavo ką nors, ar nekrikštydavo? Kaip šitas dalykas veikia? Ar čia yra kažkas nauja, ar čia yra tas pats, kas buvo prieš tai? Ar Jonas Krikštytojas iš vis sugalvojo šitą dalyką? Nes mums tai yra savaime suprantama atrodytų, bet kaip buvo tada, tuo metu. Dabar pats tas žodis krikštyti iš graikų kalbos, tas graikiškas baptizo reiškia panardinti. Mes galėtume jį vadinti taip pat, kaip praėjusį kartą parašytus Gabrielius sakė, kad galėtume vadinti Joną ir ne tik Jonų krikštytojų, bet ir Jonų liudytojų, tai mes galim Joną vadinti ir Jonų nardintojų. Tas krikštyti reiškia nardinti, panardinti. Tai jisai nardindavo žmonės Jordano upėje. Kas dabar tenais vykdavo? Ir ar tai buvo kažkas visiškai naujo, ar buvo tam tikra tąsa nuo to, kas vyko seniau. Patys dabar pamastykit irgi. Ir aš mąstau kartu su jumis. Nes nėra taip, kad esu iki galo išsiaiškinęs tą reikalą, bet pasiskaitinėjau, pasidomėjau, pamaščiau pats. Ir panašu yra tai, kad Jonas A. tęsia kažką, kas buvo anksčiau, bet B. daro visiškai kažką naujo. Taip atsitinka. Kodėl? Dėl to, kad buvo tokia samprata irgi ritualinio apsiplovimo. Daug įvairių buvo tokių ritualinių formų Senajame testamente, kurios tave paruošdavo susitikimui su Dievu. Ne, kažką tu turi daryti, kažką tu privalai padaryti, kažko tu negali daryti. Ne, negali ten liesti mirusio kūno, jeigu ten palieti, tada ten tiek dienų izoliuojasi, tada po to tą darai ir taip toliau. Ne? Reiškia, toks yra apsiplovimas, susilaikimas, apsiplovimas ir tai yra pasiruošimas tam tikram susitikimui su dieviškumu. Bet tai mums nereikėtų galvoti, kad čia yra kažkoks uždirbimas, kad dabar aš pasiruošiu ir aš užsidirbsiu. Ne, čia tiesiog yra toks kaip eini pas garbingą šeimininką į puotą, tu turi tinkamai pasiruošti. Čia tokia yra mintis, ne, mes galėtum taip suprasti. Bent jau vienas iš tokių sampratos būtų. Ne tai, kad čia bandė žydai dabar užsidirbti per tai. Jeigu aš viską padarysiu, reiškia, aš tada Dievas su manim privalo sakyti. Ne, čia yra tiesiog toksai, kad tai to reikalauja tvarka, to reikalauja etiketas, taip reikėtų mums elgtis. Jiegi supranta, kad tas nuplovimas vandeniu jų sielos neištyrina. Bet ta samprata vis tiek jinai yra tokia, jinai nėra vien tik tais dvasinė, kad mūsų kūnas dalyvauja tuose dalykuose. Mūsų kūnas nėra visiškai atsietas. Ne, jisai dalyvauja tame. Tai mes apsiplaudami savo kūną galim tam tikrą prasme pasiruošti ir dvasiškai. Tai yra toks simbolinis veiksmas. Tai tam tikra prasme krikštas jau vyko žydų bendruomenėse, ypatingai ten toj esėjų arba asenų bendruomeniai, kurie gyveno ten Izraelio dykumoje. Mes žinome, tai yra sadukiai, fariziejai, dar buvo tokie asenai, kurie buvo atsiskyrę nuo visų, nenorėjo maišytis, nenorėjo ten susitepti ir taip toliau. Ir jie labai griežtai laikėsi įvairių praktikų, skaitė šventąjį raštą, perrašinėjo tos šventosius raštus. Mes iš jų turim, taip yra manoma, tos negyvosios jūros rankraščius, kurie mums davė žvilgsnį tokį suprasti, kad iš principo tai, ką mes turim šventosius raštus šiandien, kokius dabar turim, tokie jie buvo pačioj pradžioj. Nes jie tiesiog labai senai jau surašė ir praktiškai nieko nesiskiria nuo to, ką mes šiandien turim. Tai jie turėdavo ten tokius kaip baseinėlius, į kuriuos eidavo pasinerti, apsiplauti, tam, kad galėtų pasiruošti tam tikroms religinėms praktikoms. Bet kas dabar yra įdomu? Tai tas pasinardinimas, apsiplovimas, jis egzistavo tarp žydų jau. Bet krikštydavosi arba nardindavosi žmonės dažniausiai patys, kaip sako tyrėjai, o ne kad juos kažkas panardindavo. Jie patys ruošdavosi tam susitikimui. O dabar čia ateina kažkas, kuris ne pats nardinasi, o jis nardina kitus. Ir dėl to jų klausia, tai kaip tu čia dabar tą darai, jeigu tu nei Mesijas, nei tu Elijas, nei tu pranašas, tai iš kur tu, kokią tu čia galę dabar turi kitus krikštyti, kitus nardinti tam. Jis sako taip, o aš krikštiju vandeniu, tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, aš jam nevertas atrišti nė apavo dirželio. Jis sako, žiūrėkit, aš krikštiju vandeniu, aš nardinu į vandenį, bet tai nėra galutinis tikslas, galutinis dalykas. Yra tas, kuris yra daug didesnis už mane, daug svarbesnis už mane, aš jam esu nevertas net apavo dirželio atrišti ir po to mes skaitom kitose vietose, kad jis krikštys jūs šventąją dvasią. Ką dabar reiškia krikštyti šventąją dvasią? Čia vėl. Yra daug visokių sampratų skirtingose bendruomenėse, aš nebandysiu vandenų vėl purtyti kažkokiu, kaip čia kas ką supranta, bet tas pats žodis krikštyti, jeigu mes atsimenam, kad reiškia nardinti, jis mus nardins į šventąją dvasią.
kad ir ką tai reikštų. Ne? Mes esam panardinami į šventąją dvasią. O Jėzus tai ir daro, prieš tai Jonas krikštijo vandeniu, nardino į vandenį. Ir tada mums yra nurodyta, kur visi šitie dalykai įvyko. Dabar vienas dalykas, čia šiaip aš ką tik prisiminiau, šiaip važiuodamas, man atrodo, automobilį, aš prisiminiau tą dalyką, kurio net nežadėjau sakyti. Bet pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tokia mini Biblijos studija kartu. Jūs galėsite galvoti, ar čia sąmonė ar nesąmonė dabar, bet aš atsiminiau šitą dalyką važiuodamas automobilį. Kokią mes turim situaciją? Ateina Izraelio vadovai pas delegaciją, pas Joną Krikštytoją, klausia, kas jis yra. Su ta užduotim, išsiaiškinti, kas jis toks yra. Jonas sako, aš nesu Mesijas, aš nesu Elijas, aš nesu pranašas. Ir tada jisai nurodo į Jėzų kaip tas, kuris ateis po jo, kuris yra didesnis ir taip toliau. Ar mes neturim dabar panašios tokios situacijos su pačiu Jonu? Man taip kažkaip susėjo tie tokie galai, nežinau, ką dabar su to reikia daryti, bet aš tiesiog atsiminiau, kad kitoje vietoje, kitoje evangelijoje tiesiog yra parašyta taip, kad Jonas siunčia savo mokinius iš kalėjimo. Pas Jėzų savo delegaciją siunčia. Ir tada jo mokiniai klausė Jėzaus, ar jisai yra Mesijas. Praktiškai lygiai tą patį klausimą užduoda jam. Ir kas dabar įdomu, koks yra Jėzaus atsakymas ir kuo jisai skiriasi nuo to. Tai pabandykim dabar pažiūrėti. Čia yra Luko Evangelija, 7 skyrius, nuo 18 eilutės. Visą tai papasakojo Jonui jo mokiniai. Tada Jonas, pasišaukęs 2 savo mokinius, nusiuntė juos pas viešpatį paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Atėję pas Jėzų, tai vyrai tarė, Jonas Krikštytojas mus pasiuntė pas tave, klausdamas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Kaip tik tuo metu Jėzus išgydė daugelį iš ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių, daugelį aklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas, jis tarė jiems, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišiai vaikščioja, raupsuodėjai valomi, kurtieji girdi, mirusiai prikeliami, vargdynėms skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ar skiriasi Jėzus atsakymas į tą patį klausimą? Mes norėtum tarsi, kad jis pasakytų, jo, aš esu tas, kurio reikėtų laukti. Jisai viena vertus to kaip ir nepasako, tiesiog kita vertus pasako tą. Nes žinot, kad Jėzus, mes visi žinom, kad Jėzus tarnystė, jinai buvo atskleidžiama ir įgijo pagreitį ne iškart. Jeigu yra manoma, ne taip, kodėl Jėzus liepa savo tapatybę pačioj pradžioj? Būtų jį nukalę pačioj pradžioj ir viskas, būtų pasibaigę. Jisai po truputį atskleidinėjo savo tapatybę, savo misiją, kas jis toks yra, kol galiausiai jisai atliko ir simboliškai tą veiksmą atsidavė į romėnų rankas ir į žydų rankas, tų religinių lyderių, ir galiausiai buvo nukryžiuotas. Ir tai susijęs su perėjimu arba pascha arba tomis Velykomis. Ir jis po truputį prie to ėjo, skelbdamas savo karalystę. Ir ką jis sakydavo, kai skelbė Dievo karalystę, kad tie, kurie turi ausis, te klauso. Ką tai reiškia dabar? Kad tie, kurie išgirstų tą jo skelbimą, jie galiausiai ir išgirs. O tie, kurie neišgirstų, tai tiems ir nereikia tada pasakyti taip. Tie, kurie reikės, tie išgirs. Ne? Ir čia, aišku, kalbama yra ne tik apie tas fizinės ausis, nes buvo ir kurčių, kurie kažką atpažino Jėzuje, bet apie tokį gilų priėmimą, pamatymą ir išgirdimą to, kas Jėzus yra. Bet dabar kas yra įdomu, kur yra čia dabar sąsaja? Kitose vietose, kai mes skaitome apie Joną Krikštytoją, kitose evangelijose, jisai kalba ne taip maloniai kaip čia dabar. Jis čia pasako, kas nėra, pasako, kas yra. O kitur, kai jis sako, jūs ten angių išpėras ir taip toliau, jisai labai drausmina griežtai žmonės, nes jo supratimu atėjo tokių pas jį, kurie nori pasinardinti, tarsi tą naują gyvenimą įeiti, bet jų gyvenimas nerodo jokių vaisių. Jis sako, duokit atsivertimą liudinčių vaisių, nieko pas jūs nėra. Jums nereikia dabar čia bandyti kažkaip paskutinę akimirką, o jeigu atliksiu šitą ritualiuką, tada galbūt manęs ta viešpatės diena nepagaus, neištiks manęs viešpats. Netinka, sako taip. Ne? Jisai atkreipė dėmesį tai, kad tai, kas vyksta tavo gyvenime, jų gyvenimuose turėjo atsivertimas, nėra tik tai teiginys, aš atsiverčiau. Jis turi būti paliudytas kažkuo. Tu turi sugebėti kažko paremti tai. Ir tada mes atsimenam irgi, ką pastorius Gabrielius pasakojo praėjusį kartą, tai ne tai, kad dabar čia reikia man jaudintis ir pergyventi kiekvieną dieną, ar aš iš tikrųjų dabar nebenusidedu, ar aš iš tikrųjų esu atgimęs iš aukštybių ir taip toliau. Čia ne apie tai yra kalba, bet apie tai, kad lengvabūdiškai negalima to sakyti. Atėjo kai kurie tiesiog nėra jokios meilės, kitaip tariant, yra tik baimė. Baimė bausmės, bet be meilės jokios.
Tai tas, kuris yra su meilė nusidėjėlis, nematėm, kaip Jėzus jį priima. O tas, kuris neturi jokios meilės, bet tik tais bijo, kad bus nubaustas, sako, taip netinka. Nors to nusidėjėlio kito veiksmai gali būti ženkliai blogesni. Bet jisai pamato kažką Jėzuje, tokio, kad gali jį išgelbėti ir jis ateina su meilė, su tam tikra galbūt baime ir drebėdamas, kad neaišku, kas bus, bet Jėzus priima. O kitas jisai ateina be meilės, jis tik tais nori būti, kaip sakyti, jis tik nori įsisukti ir viskas nuo bausmės. Čia mes galime apie savo santykius pagalvoti taip gyvenime. Kaip mums, jeigu įvyksta kažkoks konfliktas santykiuose, kaip mes norim, kad būtų. Ar mes norim kartais tik įsisukti nuo to, kad nebūtų kažkokios bausmės, ar mes galim išgyventi tam tikrą konfliktą, bet iš meilės žinodami, kad, gerai, net jeigu bus ta bausmė, bet vis dėlto santykis gali būti atstatytas. Ir kadangi Jonas dabar apie šitą dalyką kalba, žiūrėkit, jūsų gyvenimai neliudija to, ką jūs sakote. O Jėzus sako atvirkščiai, jisai nieko nesako tiksliau. Jisai sako, pažiūrėk į mano darbus. Pažiūrėk, mano darbai liudija tarsi už mane. Jisai viską apverčia, jis ne savo žodžiais įrodo jam, kad jisai yra Mesijas. Bet jisai sako, žiūrėk, aklieji praregi, lošėjai išgyja ir taip toliau. Ir jeigu mes žinom, kas vienintelis yra tas, kuris gali taip atstatyti žmogų, tai yra Dievas Jahve, ir čia vėl tokia linija Senojo testamento, tai Jėzus sako, žiūrėk, aš esu tas, kuriame išsipildo ta naujoji karalystė. Visa po truputį yra atstatoma. Ir dabar jau yra atstatoma. Ne tik mes irgi taip kartais galvojam, kad visa bus atstatyta per vieną taip akimirką, pačioje laiko pabaigoje, dabar tik malamės ir viskas yra blogai ir nieko gero negali būti. Bet iš tikrųjų Jėzaus karalystė, kaip jinai kada prasidėjo? Jinai prasidėjo su jo mirtimi ir prisikėlimu. Jis skelbė prisiartinančią, po to per savo mirtį ir prisikėlimą. Jisai paleidžia tą karalystę į pasaulį ir tada krikščionys, mes visi esame tos karalystės dabar dalyviai, kurie prisidedame kažkaip su Dievo, iš Dievo malonės, su šventosios dvasios jėga, ne savo nieko, ne, bet po truputį nešam tą Dievo karalystę į pasaulį. Tokius kišenėlės esam po truputį, ne? Ten, kur yra atstatomi santykiai, žmonės išgyja, taip toliau. Čia yra tokias skonis to, kas bus galiausiai. Tai nėra taip, kad nuo nieko prie visko. Yra po truputį tokių dalykų, kur mes gaunam skonį. Ne? Dangaus, taip pat yra tokių situacijų pasauliu, kur mes gaunam ir skonį pragaro, kaip atrodo būti atskirtam absoliučiai nuo Dievo. Tai sako, žiūrėk, su manimi ateina tavo Dievo karalystė. Nes visi šitie dalykai vyksta. Ne? Jonas patikė juo, dar įdomiau, kad jie yra ir giminaičiai, bet čia kitas dalykas. Ne? Turim tokią situaciją pradinę. Toliau mes paskaitom nuo 29 iki 34 eilutės. Ir rytojaus dieną matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikino pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau po manęs, ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo, aš mačiau dvasią lyg balandį, nusileidžiančią iš dangaus, ir jį pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasią. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Kitose evangelijose mes turim tą tokį platesnį paveikslą, mes skaitome ir apie tai, kaip Jonas po to pakrikštė Jėzų ir kaip jis nenori to daryti, tada Jėzus sako, tai reikia padaryti visam teisumui, po to yra tokia gili teologinė mintis, daug įvairių krikščionių komentatorių per visą istoriją sakė, kad Jėzus savo krikštu Jordane pašventino visus krikšto vandenis ir taip toliau. Čia yra tokia, sakykime, teologinė tokia plotmė, tam tikra. Bet Jonas sako, štai yra tas, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir jis parenka tokį labai įdomų titulą jam, tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis galėjo sakyti, aišku, visokių kitokių dalykų tenais. Galėjo sakyti karalius, galėjo sakyti viešpats, galėjo dar kažką sakyti, ne, bet sako, čia yra Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kodėl dabar yra tai svarbu? Tai mums tenka tiesiog taip daryti jau gyvenantiem 21 amžiaus Lietuvoje, kad bandyti įsijausti į žydišką mąstymą ir dar senovinį žydišką mąstymą, jeigu mes norim geriau suprasti tai, ką Šventasis raštas kalba. Tai Dievo avinėlis. Kodėl tas avinėlis dabar mums yra svarbus? Mes visi puikiai žinom, kad apie pasakojimus su avinėlio aukojimu ir šiaip su gyvulinėm aukom Senajame testamente, kurios turėjo tas gyvūnų kraujas, turi simboliškai apvalyti ir nuimti tą nuodėmę, kuri buvo padaryta tautos.
Ir išėjimo pasakojame taip pat skaitom, kad avinėlio krauju paženklintos durų staktos, pro kurias turėjo praeiti mirties angelas ir neištikti žmonių ir taip toliau. Ne? Tai čia yra nuorodos visos, mums tikriausiai tai yra puikiai žinoma, čia tiesiog primenu galbūt, kad tai yra nuoroda į tą aukojimo sistemą, kuri buvo prieš tai, kuri negalėjo iš tikrųjų tų nuodėmių atpirkti ir panaikinti. Bet tai buvo tokia simbolinis toks veiksmas. Nes parodyti nuodėmės rimtumą viena vertus, nes kažkas turi mirti už nuodėmę. Kadangi Dievas pasigaili žmogaus, tai tada kažkas kitas miršta. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Aš nemanau, kad buvo labai jauku tenai skersti tos gyvulius kunigams. Po to galiausiai pripranta tikriausiai, bet vis tiek, ne? Tai yra labai aiškus toks parodymas, kad atpildas už nuodėmę yra mirtis. Tai nėra toks labai lengvas dalykas. Bet kaip Jėzus yra galutinis kunigas, galutinis pranašas, galutinis karalius, tobuliausias, tai taip pat jis yra ir tas tobulasis galutinis Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir Jonas daro labai didelį skirtumą, po to jis kitoje vietoje sako, man yra lemta, man dera mažėti, o jam dera augti. Tai mes čia galim dabar į pabaigą pačią eidami mąstyti apie tai, ko mes galbūt galim pasimokyti. Ir čia visą laiką yra pavojus, šiaip tiesiogiai bandyti savo pritaikyti Biblijos tekstus, ne? Bet mes turim kažkaip tai padaryti, dėl to, kad jie mums kalba ir jie turi keisti ir mūsų gyvenimus, bet mes taip pat turim suprasti, kad ne viską mes tiesiogiai savo galim pritaikyti. Mes negalim sakyti, kad šita Izaijo pranašystė yra tiesiogiai taikoma man, kad aš esu tyrusi šaukiančiojo balsas. Ne, jinai buvo taikoma konkrečiai Jonui ir dažnai turi Biblijos tos pranašystės ir pranašystė nebūtinai yra apie ateitį. Jinai yra ir kalbėjimas dabar Dievo žodžių, tų Dievo žodžių, kurie yra reikalingi išgirsti žmonėms dabar. Ir dažnai tos pranašystės jis turi ne vieną išsipildymą. Du, gali būti ir ne tik du. Ne? Tai ir turėjo tuo metu Izraelio tautą išsipildymą ir turi po to vėlesniame etape. Bet mes mąstydami dabar apie Jono pavyzdį ir Jėzus sako, kad jis yra didžiausias, nėra didesnių gimusių iš moters, ko mes galime iš jo dabar pasimokyti. Kaip mes dabar jau kalbėjome apie tai, kad mes dalyvaujame tame Dievo karalystės statyme, bet ne savo jėgomis, ne patys statom tą Dievo karalystę, bet tiesiog jame dalyvaujame. Dievas mus pakviečia būti jo bendradarbiais. Jis tiesiog taip panorėjo. Kažkodėl Dievas taip nori. Jis nori mus įtraukti ne tik į savo gyvenimą, tiesiog paimti vam, išgelbėti ir pas jį, bet jisai nori mus panaudoti savo karalystės darbe, įliedamas mus į mūsų šventąją dvasią ir vadovaudamas šitai bendruomeniai, kuri bando tvarkyti su šito pasaulio Dievo meilė ir teisingumu. Ir kai taip mums nepavyksta, tada viskas būna blogai, nepavyksta dažnai. Tai mes vėl žiūrime į jį, vėl iš naujo, kaip sakyt, atgailaujam, keičiam savo mąstymą ir taip toliau. Bet nuo ko viskas prasideda? Prasideda tikriausiai nuo sveiko žvilgsnio į save, kas aš toks esu ir kas aš toks nesu. Aš nesu pats savo Dievas, aš nesu savo gelbėtojas, aš nesu pats svarbiausias pasaulyje, ne viskas aplink mane sukasi ir tai išlaisvina truputį, išgelbėja, kad kai aš suprantu šitos dalykus. Tai reikalauja nuolankumo, kad man skirta yra mažėti, Dievui yra skirta augti. Bet koks yra dabar didžiausias, įdomiausias krikščioniškas paradoksas, nes krikščionybė yra paradoksų toks pilnas tikėjimas. Paradoksas tai nereiškia nesąmonė, mums tiesiog yra sunku suvokti tai iš pirmo žvilgsnio. Kaip Jėzus gali būti ir Dievas, ir žmogus? Kaip gali gyventi tas, kuris miršta? Čia mums yra ta pasakyta, tas negyvens, kuris ten nemirs, ne? Pilna atrodytų tokių paradoksų. Dievo ekonomika tokia irgi atrodo priešinga, net didžiausias yra mažiausias. Pirmas yra paskutinis, paskutinis yra pirmas. Tai čia yra paradoksai ant paradoksų, paradoksai ant paradoksų. Dabar kodėl mums taip yra svarbu? Todėl, kad mes galvom, kad jeigu mes nukreipsim žvilgsnį nuo savęs, mes kažką prarasim. Mes prarasim tai, ko iš tikrųjų mes galėtumėm turėti, ne? Kad Dievas galbūt kažką nuo mūsų sulaikys, arba gyvenims kažką nuo mūsų sulaikys. Bet kas yra įdomu, kad pakėlus akis į Dievą ir nusukų žvilgsnį nuo savęs, mes visi galiausiai atrandame save pačius. Nes mes pradedame ne patys save nagrinėti, kaip mums atrodo, bet mes save pamatome galiausiai kūrėjo žvilgsniu. Ir ką mes tada pamatom? Kad mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kad Dievas mumis myli. Kaip pastorius Gabrielius praeitą kartą klausė. Tai ir myli mumis Jėzus. Mes galim pasakyti, kad myli. Ar mes esam patikėję, kad jis mumis myli? Ir jeigu esam, tai viską keičia. Tai nepadaro. Taip mes ir nuodėmingi esame, ir grybaujam žiauriai dažnai, ir nesugebam su savim susitvarkyti, bet mes suvokiam, kad jis yra tas, kuris gali
visus tos dalykus padaryti. Nuodėmė mūsų atpirkti, jis gali mus perkeisti, jis gali duoti naują gyvenimą ir jis tą daro. Ir galiausiai mes žiūrėdami į jį atrandam save, tokius, kokie mes esame. Nebūtinai visi vienodus, visus kaip Dievo vaikus, bet su savo dovanom, su savo charakteriais, su savo santykiais, su dar kažko. Mes esame tave tokį, kaip sakyti, turim savo išskirtinumą, bet esame vienijami tos pačios šventosios dvasios ir tikėjimu Jėzumi Kristumi. Kaip Dievo vaikai, kaip tos Jėzaus karalystės piliečiai. Tai šiandien mes tikriausiai savęs ir turim klausti tokio klausimo tada. Ar aš esu pasirengęs vėl iš naujo kažkaip pakelti akis į Jėzų, prisipažinti savo, kad aš nesu tas, kuris gali save išgelbėti, kuris gali kitus išgelbėti, bet kad yra tas, kuris gali, ir aš žiūrėdamas jį, aš atrandu save ir aš galiu kitus palydėti pas tą, aš galiu kitiems ištiesinti kelius. Kažkiek. Ir mes visą savo gyvenimus tą darom. Ir čia dabar aš to pabaigsiu. Visi jūs turit savo unikalias tarnystės. Ne tik pastorius, ne tik muzikantai. Jūs visi turit unikalias gyvenimo situacijas, santykius ir taip toliau, kurių kiti neturi. Ir jūs galite tiesinti takus visiems aplink jūs, kad Jėzus ateitų jų gyvenimus. Nes tie takai yra jiem kreivi, jiem sunku yra patikėti. Jiems yra sunku, gal ir jie turi įsiskaudinimų kažkoks krikščionis kažkokį blogą dalyką padarė. Gal aš pats kažką jam padariau netokio. Jis Jėzų galbūt priimtų, bet jisai negali dėl to, kad jam širdį žiauriai skauda. Ir jis negali patikėti, kad tas, kuris tikėjo Jėzumi, kad tas Jėzus, kuriuo šitas tiki, kuris man yra pridirbęs, kad jis yra geras. Sunku yra patikėti. Tai mes po truputį galim tos takus kažkaip, nežinau, lyginti, kad jie geriausiai pamatytų Jėzų savo situacijų, savo darbuose, savo šeimuose. Ir žinom, ir tuo pačiu pripažįstam, kad mes nesugebam to patys padaryti. Mes esame blogi kelininkai, nesame geri kelininkai. Ne? Bet Dievas duoda savo jėgos, savo išminties ir mums visą laiką reikia kiekvieną rytą tą ratą iš naujo užsukti. Suprasti, kas aš nesu, suprasti, kas aš esu, tada Dieve, suvokus tos dalykus, kreiptis į Dievą malonės, žinoti, kad Jisai mane veda, jeigu aš suklupsiu, Jisai mane pakels ir galiausiai, net jeigu aš nesugebėsiu tų kelių normaliai ištiesinti, nei vienas dėl mano kalties nebus taip, kad pražus, nes Viešpats Jisai daro savo darbą. Tai jeigu ne mane panaudos, tai kažką kitą, bet kaip būtų smagu, jeigu galėčiau aš kažkaip sudalyvauti visame tame dalyke. Būtų didelis džiaugsmas. Viešpatie, mes dėkojam tau už tai, kad tu esi tas, kuris keiti mūsų gyvenimus ir mūsų širdis ir meldžiam, kad padarytų mus gerais kelininkais, kad mes suprastum, kas mes esam ir kas mes nesam. Bet svarbiausia, įsikibę į tavo meilę, į tavo gerumą, į tavo didingumą, pamatytumėm tavyje ir tobulą karalių, ir tobulą pranašą, ir tobulą kunigą, kuris yra Dievo avinėlis, paaukotas už mūsų nuodėmes. Ir kad mes tavyje turim gyvenimą, bei norėtumėm dalintis tuo gyvenimu su kitais. Ves mus Viešpatie, Jėzus Kristaus vardu. Amen.